užkuriam ūkį iš naujo. Toks vaizdėlis turėtų būti pasodininkas vasarį mėnesį. Gal nėte bloga? Jis sak, ne gal eit darbuoti. Tai aš vis galvot, kad tiesiog nuėjau lauksiu prie skynio. Ai, blėt, kauštas. Inžinierius ar atsprendam. Traktorizas, įsigazama per daug. Justai! Nori ir su veinu, ir su kitu. Tai va, įsūdėk. Čia mono nabaga, daiga. Tadam. Važiuojam. Ką poti šačiau, tam žinojam, jaučiu. А iki augalų, niek nebė. Tiesiog atepa iš akiais. Inčinam, nes po to bus tragedija. Vakarėlis, tuts. Šalinam. O pažiūrėk, koks gražuolis. Ate. Lenktynės. Nu kon atsivaram kapnavo į lapą. Tai vakar įkėliau 13 vlogą ir sudėjau visą medžiagą. Ir šiandien, ir dabar tikų stepi toliau bus, jūs matysit vlogus iš paskutinių 2 ar 3 savaičių. Tai pirmą numerį atėjau daigų pažiūrėti, nes mano akim kai kurie yra tragiški. Arbūzą pažiūrėjau, o žiūrėkit, turėsim kažkokių tikrųjų lapėlių, nesmė, kai jau kiti sadėt, bet turėjome nupuvelių, nu bet žodžiu. Kaip visą laiką. Labą buvau nusivylus daigas. Anei, kaip susitarint pasitais, pažiūrėk ir mieka žau, kad čia nieks nebeužaugs. Eikit savo, visai gerai, tai daiga atrodo. Na, pažiūrėsim, kaip vienmečio lauks laikos. Aš jau pradėjau biškį pergyventi dėl Jurgino, kurį čia va ir susodinti. Nežinau, ar man šaknis neišsisandaliavo gerą. Ar dar čia, kažką turim, liktai čia Jurgino. Žiūrėkit, va, viens kits ir. Ir pasėtų kusmėjų, va, ir matus, puikiai sudygojus, tai va, daiginau ir vazonėlius daigyklo, bet ne visk sudyga, čia zinijų turėtų būti. Tai bet kaps jau, tai bet kapis sudyga, kaip matot, bet ir puikiai. Nu jo, šia plaukus viskas sėkmingiau man dyks negu daigyklo, reik apsiravėti prieš kitas kils. Čia apgražys tas serinti, kai aš skaudaiga man tokiai va. Susipainėjom, nu bent jau čia esmetas, ko aš žinos, ar man gėls ir realybė gražys netikum pakiok. Važiuveinė, tai kokštelė žiaurė kjūt. Nu jau kitas metas žinos, kad nereik poveina, tiefa. Regal kokštelės ir peliežer nelip. Tai liuks. Burnuočia va gražus pradaiginti man buvo. Neįdarvasi, jau šiepans rekomenduoju neįdarvasi. Aš norėjau pradaiginti, tai pažiūrėk, visai gražus, čia kelių veislių bus. Didis katukai gražus buvo daiga, įsidinau va ir sūgul. Rugegilių jau buvo prisiskinus į vazą, gaila tik kadinos vis su golais. Šiaip ilgą laikos vazo rugegilis. Šlamučiai irgi nemaža neprigyjan, nesilpnu susidinau, bet tur dar daigo atnaujins, raguolė. O jas šešus neger nėrašinu. Ir va, kai jau kas ir jau žyt, šiaip lava gražus gėlis, man, aš turėjau bėdas metų balkonį. Serenčia, tokie biškai apgraužti, kai kurie atrodo. Zinijas va. Kas sugulė, kas nelava. Gal nėte bloga. Vis tiek pirmą metą eksperimentinę, žiūrėsim, kas patinka, kas nepatinka, ko neaugin, ko neaugin. Aišku, ir pirmas metas darbą jau čia ir daugiausia, nes reik laukus nuspręsti, kur pasidaryti, skaičiuoti, apskaičiuoti, susidirbti. Kloti plevelis, pasiruošti plevelis, susakyti plevelis. Aš viskas tiek daug kainuon, ir tiek daug laiką reik, kad tu galvoji, kitas metas be norės. Bijunins per brūkšnėlį jau dabar Jurginins. Tai va, tai, nu, čia taip pažiūrėjau, aš nežinau, kas čia vyksta. Čia šiočką sudinau, biškai pažydžiau, bet žiūriu, kad ir sulinkiant, bet anei nevyst, tai kol kas niekai nedarau. Šiaip daigyklo dabar viskas labai niūri atrodo. Laipsnių 14 drėgmėje, 8-4, čia vienmet buvau iki 9 kelių užkalus, kad net vis man pakelė sieklų buvau sudrėkiant. Tai va, ko aš šiandien darys, išsipikiaus. Toks vaizdėlis turėtų būti pasodininkas vasarį mėnesį. Pas mums čia dabar yra birželio vidurį jau. Tai va, aš ko dar kitį metam nedarysiu, mažų daigyklų, nebent labai laikinam dalykų, nes jeigu ant išneši šiltnam, anus iškart sudžiūn į numirštą augalą. Nu, žodžiu, parodys, ko šiandien nuveikiau, tai pagrindį pikiavau šlamučią. Aišku, ne dabar atrodo tikrai ne kažką, bet puto ne visai gražiai atrodo, jau parodys, ką panė puto atrodo. Čia dar padėjau, tai aš ant ką atnešu šiltnam, iš daigyklos tai tikra va, greit atrodys va tepa, žiūrėt, kas per lapą, čia rusmėnis lapą, čia ir daug rusmėnių.
Ir po to šlamučio va taip atrodo. Šiandieno vlogė tiek, žiūrėkit, pradžioj kalsu. Palaikinam, pasubscribinam, pakomentuojam. Bet čia mačiau sąžiningą Irką standartai, labai džiugus. Gerai, iki. Tvariam darbuoti, jūs sak neapgalai darbuoti. To ir pasidėsnim. Saulė, rašai, spalvin bus tėvas. Tėvas. Čia 300 plevelių. Ne, 3 rulons plevelis ir peršikau, kad ir mažesnį perpos, bet pasirodo, pirm kart galvom perlenkt perpos. Tai žiūrėsim, neapgau. Ten kas atrodo buvo mins pačiam darytis, bet dar biškbijau, tai įrank netur. Jo, yra atvirkštėjant šakį. Tas išves, žodžiu, jo, be problemos, čia padaryčiau, visas stakles turi, viskas labai gera, žodžiu, čia po savais tik tą skombinti namą ragarėlės apsiimti. Nu, tai skombintus atgal tam į telšius. Čia gausi iš tikrųjų muzikytį, naimt man pokalbį. Nu, tai aš naimt, bet komentuok proces, kas vyksta. Komentuoti proces. Šiandien turim gražią dieną. Ne, tai geriau parodyk, va ką parodo. Turėti kartą sudirbti dar, va Nu, vėl dykst. Rudenį, pavasarį ir čia buvau prieš kokius 3 Taip. savaites ir vėl pagyžant. Ir vėl žiau. Nu, bet niek, uždėsim plevelį, nudegs viskas, niek baisaus. Gerai, kas vyks čia deruodė, čia... Rodau vis tai, kas čia vyksta. O, žiūrėk. Nu, netgi Čia žydėjo. vis būt labai geras sudaigas, tik kad aniai visi guli. Nu, turi būti aukštesnė, bet aniai va. Čia jau nulūžti. Nekondicinis. Tai va, tai tokį pokštį neįdės. Jis turi būti gras, aukštas. Galiu parodyti, čia ir zinės, kur jau teisė į darbą. Išakeisti dėl to padaug. Ir čia va... Oi, nepapusė. Tai nu. Tai zinės, kurias aš pasėjau daigyklą. Labai išstypo, bet žiūrėk. Daug anksčiau bus žaidų. Jiems reikia pinčinti. Aš kai kurių pinčinau, kai kurių nepinčinau. Tai bus labai astu ir kota ir bus maža žaidų. Tai dar reikės prapinčinti. Pinčeriuką bus. Pasėjau daigyklą, kad būtų anksčiau žaidų. Tai išstypo daiga ir nusirg vis gol. Tai nežinau, gal čia būtų žinakas variants. Išteisti ant tinklą, kur aš turiu žaidam. Įbandyti apsustatyti, bet jau vanos vis tiek ir matai išsikraipiusi, pokšt netiks. Čia tik savo reikmėm. Va. Bet šiaip žiaurė gražti. Va. Atitik, bet trūk. Šiaip labai ilgai vazo laikos, tos rugegelis. Aišku, jeigu aš priskinčiau tų milinų, tai aš vis galvot, kad tiesiog nuėjau į laukus priskyniau, bet varų žavų. Visai gražiai, ne? Turėjom labirintą žodį. Kokį gražį šiaip išrinkau. Šiaip labai atrodo kaip morkas, kaip kažkaip krapa, bet šiaip atžiai dėl gražus. Tai va, o čia irgi daiginau daigyklo, tai tiep susirais turi būti teisė, ne? Bet ir visai gražus. Na, žodžiu. Gerai, einam darbuotis, kol neding motyvacijai. Žiūrint įsikrypėlis. Šias žolės pjauti. Eina žolės pjauti, o gal gali pažiūrėti vaistam sistemą? Nes jau žarant jį sudėsiu, pažiūrėk, kas čia dėlas. Nu. Čia. Tai gal einam pažiūrėti kartu. Ir mon planzabas buvo įtoks, kad čia Irko žarant išklots, ant reikia kažkaip suvesti į vėjiną ton. Magistralė. Ir bus daug žarnų, jeigu nuo šilaisės unžėjams vėl supjaustys kažkas bet jaunant, tai aš galvoju atsivežti tom bačką nuo daigyklas, va tarkim va čia va pastatyti pavės. Tada ton magistralė bus pajungta ir tada išsiteis tų žarnų ir čia va, kur bus tos žarnas, kad nieks nesupjausit, dėsiam ton babyts plevėlio. Inžinierius gal kažkam sugalvos? Inžinierius, ne inžinierien. Ne inžinierien. Gerai, einam žiūrėti. Aš tau kavą geru, jūs darbuojas? Gal reikia ilgesnį biškį? Tai paskui stikiai senu pjauti, nes ką pats, nes čia bačka dasa trumpės. Nu, aš to vien žarną galvoju, gal paliks ten, nu bet ten. Nu, čia žinok tą. Tik neįsipjauk blemba. Čia nas neliks. Tai jau vis ne vien kartą prisidirbsi. Žinau, ir. Es buvęs Narkavas. nusipjauti Paduk. 3 savaitės negalėjai niek dirbti. Ai, blėt, kauštas. Kaip gerai, kai jam žinau. Būtikus bus pip. Visat pyks, kai aš pažiūrėjau, ano pakauskau, o čia kartais nereikėtų uždėti. Nu, kodėl aš gyvais laik viską žinau, ką priek daryti, ko tu čia man klausinį durnu klausimą. Šmeiži prieš kamerą, prieš žmonės. Nu. Nevengti, kad nebūna, netikėk tam. Tie būna vis laik. Žiūrėkt. 1, 2 ir gal jau šiandien turėsim laistymą. Laistysim. Neužteks rimta. Ojei, dabar išleidau 7 eurų ant tuoro luniukų ir va tokių šudaliukų. Šiaip aš žinau, kad mes už juos laistym tilpsim kokius 200 eurų, tai jau dabar matau, kad nie pro kur. Dar neskaitant, kiek reikės jūs to sumokėti už darbą.
Abrunksais. Pani. Abrunksais. Ne. Žiūrėk, kaip man spjauna. Nu gerai, bent jau nusais, nei savam jau išmūk. Kažkas norėtų atsistoti ten ton galą ir užkišti. Nu, Aisa, ką dėl to nesilaisys? Nu gerai, palėdam, aš jam pažiūrėsiu. Ne, pasiras galą. Tai daug pastavas palaikys. Palaikysans. Laikytas, bliavo. Šiandien toks vonin pasakyk apie užkišti pirštą. Aha, pasakyk, ką nebliks kavos. Ir su tokiu galu atvir. Tai žiūrėsim, kaip čia kas atrodys, laba bėgs. Mes be jokios siurbliaus, be nieks tiesiog bandom nuvačkos paleisti. Nes čia viskas senai pakalini. Čia nieks nesisunk. Nu. A. Tai jeigu spaustum galą, ten pūst esmė, kad tu turi sudaryti slėgį juk. Jeigu užmyn galą, ten be gal bėgt vanduo. Ai, va, žiūrėk. Lašiukai labai gerai. Čia da nedai. Liuks, laistos. Inžinierius ar atsprendam, kai visai nebrektų. Nu, nėra, tiesiog inžinierius, ne inžinierius. Aš pat pradžiugau, kad gal kažką paprasta, bet jūs sak, reiktų. Sakau, gera. Nu, mata, aš noriu daryti Gera, ne? taip, ką priklaus, ne ondornios. Nu, bet čia jundorniaus, pasakyk. Noriam biudžetinį variantą. Nu, kai jau išleidom pinigus, jau galėjom ir taip daryti, bet kad aš nematau. Traktorizas, o! Paspaudi gazų. Žodžiu, laistim pusiau pajungėm, bet žarnos pritrūko. Tai dabar sakau, pjauk žuolį, kol aš deginsiu splėvelį. Tai va, tvarkinga. Paimk ar pjauk žuolį su to traktoriui. Abim paimk ar pjauk žuolį. A jau žinai, ką pelkti. Nebe. Ai, va. Oba! Să-ți camont. Įsigazavo per daug. Aš vakon veiks labai nubūt darbą, bet ten ėjau pasim pirštins, nes ir daug šans, kad gal nudėk nagus. Tai va, dėgins plėvėt. Paskutinis dvejos tik užšinį išsidėginti ir spėsiam išsikuoti. Tu gali daryti kaip sport klubė su tas. Padaryk. La neįsipainiu. Sugalvojom davė invairį padaryti. Žiūrėk, sujungiam galą su galu. Kiek bus prasmės? Blemba, bet žinau, kad nors ir susipainiojant, ant reik iš... Justai! Ko? Jis sakė, kad reikėtų nešėti laistytuvas, mano matėm žais. Geriau negu neštas į to. Nu, grina. Nu, žiūrėk, du galėjai, ne? Atvedlik užsikešęs sistemų. Aš neravo, ne dėl to, kad aš tingu, bet dėl to, kad tai ir rupūžė yra neišen iš čia. Savaitėm. Tai kaip aš turiu ravėti? Į Čimon augalą, kur tu laipioj. Čimon augalą. Užsikabliavo darbautis, nu tai varom darbautis, jau net neįmanoma išvaryti numiai. Reik su traktoriu pasivažinėti. Nori ir su veinu, ir su kitu. Jūs spėjau žuolį. Pagavo akmenį. Įnukrė daržas. Klaus, kas jį, sakau, užsidėk daržą. Šiaip dažniausiai daržas nukrėsdavo pagal garsą. Nes svarbu įtempti. Nu taip, bet neįsitempo. Nes kažkur ir iššokia. Kas iššoka? Viso ir išdėta. Šliužu. Fui. Žodžiu, atvariau pažiūrėti, kaip mano augalą, nes, pavyzdžiui, per savaitgalį tos agons per 2 valandas tiesiog numirė, galim sakyti, akys. Ryte atėjau, išskubėjom laukų, aš nebepalaišiau, taip atrodė ant ribos. Tai va, įsūdėk. Vis kits, matau, dar spėja atsigauti. O, turim žiedukų. Agirdat, žiūrėkit. Čia mono nabaga, daiga. Burnočia, žiūrėkit. O gal net apie blogą. Peliežį ir ne lip kop. Žiūrėk, užtek bišk primėstams ir nei pats lip. Wow.
Kosimėjas, šitą filmavo prieš kelias dienas, na bagis, dabar jau koks dėdelis, aišku, reikia pasiravėti. Nežinau, žinot, nežinot, bet tai, kas gėlis augint tikra, žin, tonva gėlininkė, Floret. Gavau naujieną, iš kur atsiunt tokių visokių video visai fainų. Aišku, dar mokymus, bet ant daugi nemokama dalin dalykų. Ir kas fainiausia, kad čia yra gids atsiunt ir aš kaip tik čia kurion laiką galvoju, reik čia nus tas knygas atsivers, persižiūrėti, vėl iš naujo perskaityti, nes išskalbiau savo užrašėnę. Tai žodžiu, ko reik pinčinti, ko nereik išžegti. Nikt nebrek daryti. Kur baus, kur nebaus, aš jau kaimaliai ir varysiam sudinti, nes jau viskas. Dar viena daina ir aš neturės paskutinį likus augalų vazonėlius, nes tiesiog iškep tam šalnamė per maž vazonėlę. Į ko aš atėjau, kad darba vyktų greičiau, nes turėjom ant kaimą vien točkį, į tą patį išvažiavau kažkur. Tai bandysiu atsiminti, kaip vairauti žolėpijui, nes prienuos tvirtinas priekap. Kon čia kums neveik, nesuprantu. Ką prie katulo prisiparkinti? Mantas susikrovė, ne tik daug ir taip, bet vis neronkom nešiu 10 kartų. Tai va, tai Flans Matjolas susodinti. Šiaip anus vienintelis jaučiu iš gilių, kurios stovi teisė, aiškiai sukrypent steibą. Aš tik dabar neatsimenu, ar ant reik pinčinti ar ne, bet man atrodo, kad ne. Tai anom sveita turi būti arba ta vaga, arba ta, bet jaučiu sudinsiu iš eilės. Tada į ton, tada lūžo padėklas. Ar un čia išsikreipė ir vis pomidorą vakar šiandien išpikiauti gražiausiai ant žemės. Nu kon, antras dublis, važiuojam. Man paaiškins, kaip su priekap važiuoti. Laikau teisę, rats vairą teisę. Jam sukas. Jeigu suku vairą, eidu ant pus. Ant sukas. Jeigu suku vairą, į priešink pus. Ant visi sukas. Kas per nesamon, kaip man išvažiuotam? Gerai, kad čia įslėjini priekap, galiu pakelti. Paveik. Va. Šiandien vėl varinėjam. Vakar tas pamiršau kažkodėl liaukoniais. Ir kas sudygo iš moliūgų. Čia arbūza dar grįž, nes jeigu aš toks išsudinsiu, aš niek nesigausiu. Gal pabandys vien, kad išsudinti. Žodžiu, išsudins, kas ir sudygin, o sudygin, matot, ne kažką. Nu va, kokių nekondicinių žaidų prisiskyniau. Vidrynas žiaurė gražus. Ena, pažiūrėsim, končiai reikia susidau moliūgus. Jie neklys cukinijas ir ten iki galo ant melioną. Eikit, sau čia ledą. Wow. Žodis. Žmona. Šūds, dabar nebetaikysiam. Žodžiu, nuimam jaučiu vis. O čia tie piliks. Bailį kapsaka. Aigių augalų, niek nebė. Esam žiūrėti, kas naujo ūkį, nes baisu, kas per audras buvo. Čia, kur buvau susodinti, kas čia, aš juk dar viens kits moliūgą, buvau melioną, tai žinot, nuplėš vis plėvelį ir mačiau, kad kartu su plėvelį nuplėši daigos, tai išspėčiau nie gerai nebė. O ten, kas buvo, nežinau, aš be parūdžiau tom dain, kad mes čia bandėm kažką tvarkyti, tiesiog namėm 2 eilis plėvelis, nes tiesiog nebebuvo, manom atitaikyti kurį daigą ir nežinau, kaip čia vis bus iš tikrųjų, čia taip paliksė, čia žiūrėkti kažkurį Jurgina. Nepriejan visą pravėti. Krovinuks užkraus ir varom sodint, užkuriam ūkį išnaukė. Jūs negalvojate, kad aš parekal važinėjus. Aš pjaunu žolę.
pat čia apsipjoviau. Šiaip čia ir pasodins mondovan, tiksliau, ne mon. Nu, moną gauts dovanų Putins ir čia galvoju darys tokį gilinėlį. Čia kažkat nusiteis hamaką ir tokį pasidarys, žodžiu, kad čia reikėtų pjausyti aplink tos medžius, kunkins. Tai va, tai čia ir gavau dovanų iš klientų. Šiandien pinčinimą dieną ir kai jau praėjau beveik vis jurgins, aš parodysiu kitų jurginų, bet žodžiu, kap ton darau. Nežinau, gerą darau, prisižiūrėjau visokių video, prisiskaičiau knygų, tai žodžiu, jūs nematot, kai jurgins maždaug pasiek tokį aukštį, ties išsišakojimu kerpu ir va čia geras pavyzdys, matyt, anksčiau buvau auginį nukirpus, va ties tą veitą, išžiūrėti iš karto iš šonų led šakels. Kontas daut, kad kas kincėm jurgino žaids nebus tokiai kota, tos čia vidurė stori. Ir bus daugiau žaidų. Nu va, jau jurgina pravėdė pažiūrėti, ką pusmės atrodo. Čia va kažkur į kusmės, nu va. Gera, kad ant įlinga atskirti negu jurgins, nes atrodo kaip krapa. Bet žodžiu, reikės prasėti kažką pravėdė, bet šiandien į pinčinėm deina, tai žodžiu, paaiškusiam kažkom parodys, šiaip kusmės reikia pinčinti. Tik man atrodo, kad dar ankstoka, nors kapį galėčiau, man atrodo, va, jeigu neklyst gnypti, va, ties stovėti, ties išsišakuojam. Bet dar palikiam, ką pravės ir susitvarkys. Su živeinės, anei buvau jau prapinčinti vazonėlius, į labai gerą matos čia kurį tai kupstelę, nu tai jau parodys. O gal tai nebuvau pinčinti? O geras klausimas. Kažkur stikrą pinčino. Ne, man atrodo, tai nebuvau pinčinti. Tas, kuris čia ženklėtėlį papinčino. Tai va. Čia va auks. Čia va auks. Šakuosės. Čia va šakuosės. Tai va. Žodžiu, įdomu dėn šiandien lauk. Nu dabar burnučių sen be gailėšios. Aišku, gaila labiau, nes jau žiūrėkti matos kai kur šlatėlis. Tas jau beje ir papinčins, aš jau labai seniai pinčinau, nes žiauriai aukštas užauga. Ir dar kon galvojau, kadangi sunkiai suprast, kuris reikia pinčinti, ko aš pastebėjau, tai pinčinam tos, kurie nieks šakuotės. Tai va, pažiūrėjau, aišku, čia jau nupinčinti. Va, ir augalas, ane, ir uns labai daug mėgsta, va, ir čia žiūrėkti led. Ir ten led daugliuks į čia. Tada anam bus geriau, jeigu mes anam pakirpsim. Tai irgi čia niekas nematoju, tiesiog va tepa išakiais. Toliau didiska. Led, šonins ūglius vadinas. Reik tą daryti. Pradžioje netikėjau, kad reik, nes kažkaip neatrodo, kad anie tokiai daiga kalbau, kad anie šakuosės. Bet paskaičiau, po to, kai norėjau pažiūrėti, kaip man pačios daiga atrodo. Ir akurat reikia. Zinės irgi būtina reikia pinčinti. Aišku, dabar jau pažiūrėjau gailą, nes susiformavo žaids, bet žiūrėkit, čia išaugs žaids ir bus koks trumps kots ir tada, jeigu norėsi nukirpti, nu lava, daug susivalgys augalą ir tada ant nepsišakos, tai reikia biškį anksčiau pinčinti. Atėjau iki ratilių galvoju pinčinti, o ne pinčinti, nes vienas veistas va šakuojas, ten skapai reikėtų pinčinti. Bet kits, pažiūrėjau, nežinau, arba dar per maždaiga, o tavo, žiūrėkit, nesišakuo. Ai, nors nešakuojas, ko aš maluoju. Tai, aišku, kartos noriu kelis palikti, nepinčinus, bet sakau, problema į tame, kada neužaug trumpus steibų dava ir storų steibų. Ir vis tiek bus tokie ne iki gal panaudojim, va, žiūrėkit. Čia kažkur va veislė ratiliaus, jau nors kleistys, bet aš ant palaikus. Pasižiūrėti ir aišku steips ir kreivs dėl to, kad silpni daiga buvo. Čia matjolas tus, žinau, kaip nas vadinas liaukoniais. Jėgerą pamen, anus išveina augal vien žaitę daud, važiuok jau sukraut žaiduką. Tai anų tikra negal pinčinti, nes tada, kiek suprant, nukirpsiu visam. Togonom ir geras klausimas. Man tos, kad ne anus irgi po vien žaidaud. Va, čia daryti celiozijų. Teik man tas sudyga. Teik te pavyko užauginti. Tai su celiozijom irgi reikia pinčinti. Bet jį kažkaip veislė, ta tokia, žinot, kaip skiauterė, įdės nuotrauk. Su skiauterė, mano nu šiaip negražys.
Tai aš anu netur, tai anu tikrai negal pinčinti, nes anu storo irgi paveina galvą ant augalą. Nu ir atėjom iki Bijūnyną Jurginyną. Jurgins, must pinčinti. Tas koks pavargščių, matyt jau padžiojus, reikia ten pasilaistyti. Tai pinčinam, nes po to bus tragedijai susteipas, kokiais stori bus. Aišku, jau kai kurie kraun žeidus. Šitas manyčiau žemaūgiai kai kuriai. Nes atrodo, kad pirkau visus aukštaūgius. Ton jau buvau nusiskins ir aišku, turim amarų. Tai pinčinam su tikslu, kad ir amarus panaikinti biški. Eik, savo kapčia reikia man išpinčinti. Nesuprantu. Man reikėjo jaučiu geriau vazoną sodinti. Tokie mažiukai. Čia nesuprai, žiūrėk, kur čia tas pagrindinis teips. Va, kon tik nupinčinau, tom pažiūrėkti, koks geras įrodams, koks mums būtų stors, jeigu man reikėtų skinti labą stors. O čia pažiūrėk, čia koks linksmygis vyksta. Vakarėlis, tuts. Nu ir mes tom vakarėlį šalinam. Jep tau, pažiūrėk, koks gražuolis. Labai gražus. Pažiūrėk, mokomės iš savo klaidų. Pasidinam gyvenimas. Tai gerai, kad niekas nepardait detalėmų. Turėjau kon pasodinti, nes antus nuplėš. Jau šį kartą apkasiau plavelį. Varom sodinti rugiagėlių, tokių ir tokių. Reikia tikėtis, kad nors nespirgyti kitų karšių, nes reikia šefliuksam. Nu, daigykla atrodo kaip numeris, nes daug numerilčiai. Reikia jau viskon seniai išnešti. Nežinau, čia kažkas be užaugs, bet reikia išnešti šiltnėm. Ir dabar gaben bačką į naują lauką, nes vienos bačkos nelaba užtenka ir labai greit vandau baigas ten. Nu, kom, naudien, vėl tas pats. Plečiamės toliau rusmėnių. Sodinam, čia pasilaišau savo vienmets su trašom. Turiu dabar dėti tvirtinimus, nes daug gilių savo gol, tai gau tinklą teist, kad ans biškai atstatyti. Bet toks vies, kad neįmanom. Žodžiu, dar kokį nesąmonį, kad vakar pamečiau vieną kastuvėlį mažą. Dėl to, kad neįsidėjau kišenį, o kažkur va numečiau. O šiandien susiradau vaikišką kastuvėlį, o antrą pamečiau. Tai va, tai vis dėlto, jeigu turite visą kišenę, pažiūrėjau, dar ten būna. Tai naudokitės kišenis, o ne kažką, tipo atsimins, kur pasidėjau. Čia ir baigam vlogą. Šiandien sės montau, trečiadienį kelsiam, dabar kel kas 3 savaitės, nes tiesiog nebespėjau kas 2. Tai žodžiu, tradiciškai palaikinam, pasubscribinam, jeigu patiko, parašom komentarą ir susitiksim kitam vlogui. Iki. Zoiks! O, žiūrėk! Momento linksma. Mechanic. Ate. Žolė jungia. Lenktynės. Geri įspūdžiai. Tai čia skaitom, kad Justins pralaimė lenktynes. Čia pasidėti.